Susikūrus modelį galima pradėti dėti apkrovas. Tai apkrovas aš dedu dažniausiai per šitą iššokantį meniu pasirinkdamas loads. Čia būna pradžioj tuščia, taip ir atrodo langas. Čia langas, kur yra kuriami pavadinimai apkrovų, o paskui jiems priskiriamos apkrovos, jų išdėstymas, reikšmės ir taip toliau. Tai tarkim, čia aš pasivadinu savas svoris pirmą apkrovą. Visada pas mane paskui nuolatinis poveikis pasirinkam, spaudžiam pridėti ir automatiškai jisai padaro savo svorio visoms konstrukcijoms, priskiria savo svorį. Čia aš jau pridariau antrą kartą, tai galima ištrinti. Dabar toliau, tarkim, pas mus yra kokios apkrovos grindys, grindų konstrukcija, taip pat nuolatinė apkrova, pridedu apkrovą. Tai yra tik tai pavadinimas, jinai čia automatiškai neatsiranda. Ir dabar priskirimo apkrovų apibūdinimo mygtukas. Tai iššoka, čia yra pasirinkimai, tai yra taškinės apkrovos, strypo apkrovos, paviršiaus apkrovos, o čia savo svorio įvairios, tarkim, jei nusimuša kartais, tai reikia tiesiog priskirti savo įsvorį visiems elementams. Tai dabar, tarkim, plokštės norint apkrauti, tai pasirinkam paviršiams skirtas apkrovų apibūdinimus. Uždedam, tarkim, paviršiaus apkrovą, grindų apkrovą, tarkim, minus 2 kN kvadratį metrą. Minus tai reiškia, kad Z ašies neigiamą kryptimi veikia, žemyn. Pagal globalią koordinačių sistemą prisidedu ir pažymiu kažkokius tai plokštės elementus, kuriems aš priskiriu šitą apkrovą. Tai, tarkim, iš viso galiu pažymėti visas plokštės. Sienai čia nebus priskirta, kadangi jos nepažymėjau, tik tai perdangos plokštėms bus priskirta. Paskui kita apkrova, tarkim, gali būti naudojimo. Tai bus, tarkim, čia kokie nors nežinau, biurai, administracinės patalpos. Tai prisidedu ir priskiriu, tarkim, kiek čia, minus 2 kN. Apply to, čia irgi galima iš tikrųjų prisiskirti tiems patiems elementams. Čia nuimu tinkliuką nuo plokščių, man geriau matytus, kol dar nesimaišytų be reikalo tinkliukas. Galiu pridėti apkrovas į strypus. Tarkim, pas mane bus apkrova vėjas Y teigiamą kryptim pučiantis. Pasirenku, kokia tai yra kategorija, vėjas. Prisidedu tą apkrovą ir priskiriu stripui, kolonai, tarkim. Tai tolygiai išskirstyta apkrova, globalia kryptimi, tarkim, Y kryptimi pas mane. Kiek čia 0,3 kart 6. Minus plus 18. Tarkim. Ir pažymiu stripus, kuriems priskirti. Arba pažymiu ir pasižymiu savo, tarkim, kolonas, į kurias čia turi ateiti ta apkrova. Tarkim, čia prisiskiriu. Tarkim, čia dabar pas mane sijos kokia nors siena yra, tai dar gali būti kokia nors apkrova, tarkim, nuolatinė, net
sieną. Ant strypo, tarkim, netolygiai išskirstyta, o kažkokia tai trikampio formos ir per pusę sienas ar kažkas panašaus, tai čia vėlgi galima nusirodyti pagal savo poreikius tas apkrovas, ar čia reliatyvus, absoliutus atstumas, tarkim, per kiek metrų jinai ta apkrova trunka, ar per kiek elemento santykinai paėmus, kiek jinai trunka, tai čia per visą ilgį, tarkim, prisidedu ir galima nežymėti elementus, bet spausti tiesiog ant elemento, kurio nori priskirti. Čia gali būti kokia nors kolona ten į temą stovinti, galima priskirti, tarkim, tonos apkrova per vidurį. Čia nurodom per kokį atstumą, ar tarkim per 2 metrus. Pridedam čia apkrovą. Ir taip toliau, čia paprastas su apkrovų pridėjimo būdai. Galime ant taško pridėti, tarkim, pas mus kažkas kabinasi ant kokios kolonos ten taško, dar kažko, tai čia irgi globalioj sistemoje galima nurodyti kažkokią tai apkrovą, tarkim. Pasirenku tašką, čia galiu įsijungti, galiu taškai 10 kN į šitą tašką priskiriau. Yra čia ir sudėtingesnių atramų, apkrovų, bet tai čia reikia, žiūrint, ko reikia, tarkim, dažnai būna patogu yra, kai apkrovą galima uždėti, tarkim, ant krašto. Tai yra, tarkim, pas mane kokia nors siena pamūryta ant krašto perdangos. Tai prisidedu ir pasižymiu, tarkim, ant kurio krašto. Čia pas mane apkrova. Tai patogu, nereikia. Nesudėtingai prisiskiria. Ir čia yra apkrova ant kraštų, išilgai matė apkrova ant tos perdangos plokštės, temperatūrinė, hidrostatinė, tarkim, čia hidrostatinė yra slėgis viršuje, čia viršuje, tarkim, ten mašina stovi, tai kokia tona ten, mane ten, čia svoris skysčio atseit, tai čia gruntas, tarkim, 2200 nesvoris, o masė 2200 kg. Ir čia būtinai reikia įvesti, per kiek aukščio ta apkrova tęsiasi. Tai pagal sienos aukštį dabar aš jo nežinau, bet tarkim, aš galiu pasižymėti šitą elementą, aš jam priskyriau. Ir dabar čia matau, kad hidrostatinis slėgis, tarkim, yra ir galiu pasikoreguoti, ką čia man reikia, tai tarkim, aukštis, galiu aukštį vesti pasižymėjęs 4,98, tarkim, per visą aukštį man reikia. Tai 4,98. Čia taip pat dabar matom, kad apkrova uždėta, kad veikia ant viso to daikto. Dabar čia kryptį galima, ant visos sienos, čia galima kryptį nusirodyti. O, kažkur tingo. Vienu žodžiu, čia pažaist galima, neapsimoka čia aiškinti, kokios šitas apkrovos yra. Mano atveju čia, tarkim, gruntas slegia,
ir gerai. Nu ir gerai, dar pasidarau, tarkim, vėjas X kryptimi. Pasidarau, kad yra vėjas. Prisidedu apkrovą. Čia apkrovų tipas reikalingas tam, kad paskui, kai derinių koeficientus automatinius daro, tai atitinkamus koeficientus ima. Ir taip pat irgi prisiskiriu stripui kažkokią apkrovą. Tarkim, pasiskaičiavęs ten, kiek man reikia, ne? Vienas iš būdų, kaip sukurti vėjo apkrovą. Yra ir kitokių būdų. Tai čia nesvarbu. Galima vėliau pasiaiškinimus. Galima sukurti panelius, ant kurių dėti. Išskirstyti apkrovą ir automatiškai bus sugeneruotas apkrovos pagal atstumus tarp kolonų. Na, tarkim, čia aš uždėjau apkrovą dabar. Jeigu aš noriu pakoreguoti, tarkim, apkrovą, čia yra apkrovų lentelė, kur yra, tarkim, grindis ir aš sužinau, kad čia bus labai kosminės grindis, bus 3 kN, tarkim, į kvadratinį metrą, arba ten pasikeitė mano naudojimo kategorija, čia bus, staiga sugalvoja, kad čia bus kokia nors, nežinau, ten ten 7 kN į kvadratinį metrą ten apkrovoti. Čia galiu lentelėje pasikoreguoti, viską ir čia galima koreguotis. Apkrovą galima ištrinti, bet taip uždėjus ant apkrovos, paspaudus dešinį klavišą, paspaudus delete, jisai dingtų tą apkrovą nuo šitos plokštės, tarkim. Užeini, kol pamelinuoja, tada spaudi dešinį ir tada delete. Ir paklausysiu, ar čia tik tą pažymėta, ar visiems objektams toj apkrovoj, ar numatyti pažymėtiems objektams. Nu ir viskas, čia tarkim ištriniau tą apkrovą. Taip pat galima koreguoti ir kurti tas apkrovas visokias. Taip pat galima tas apkrovas sukeisti vietom, tarkim, čia dabar man štai mėgstu biškiai atsiskirtų tos apkrovų tipas. Tarkim, pasižymiau 10 koks nors, šitas koks nors 11, tarkim, tos apkrovos nuolatinės pas mane iki 10 bus, nuo 10 ten vėjas ir taip toliau. Tai aš taip susiskirstau, man patogiau išrūšiuota būna. Tai tiek apie tas apkrovas. Galima pereiti prie apkrovų derinių.